Dievas geras mums visiems. Dievas geras mums visiems. Jis nori parodyti tai vis labiau ir labiau, jeigu mes jam leidžiame. Todėl atsistok, pasimelsim ir mes dėkojame tau šitą laiką, šitą vakarą. Mes neturime, niekas neatvažiavo šiandien iš Vilniaus, iš kitų miestų, bet mes žinome, Dieve, kad tu šventoji dvasia esi čia, šitoj vietoj. Dieve, kad tu pasiruošai parodyti, kad tu galingas Dieve, pasiruošai parodyti, kad tu pamilai, kad tu išrinkai, kad mes tavo brangenybė, kad tu kitų neturi, kad tu esi mūsų vedlys, kad tu esi mūsų Dievas. Halleluja, kad mes esam tavo vaikai. Dieve, mes dėkojame tau. Dieve, ir aš prašau tave, šventoji dvasia, kad tu nužengtum šitą vietą. Galingai, Dieve, kad tu veiktum, kalbėtum mums, Dieve. Halleluja, kad tavo šviesa šviestų galingai šitą vietą, kad tavo laisvė ateitų, kad tavo žodis būtų kaip kūjis sutrupinantis tamsą Jėzus Kristaus vardu. Halleluja, ir aš dėkoju tau, Dieve, Jėzus vardu. Amen. Sėsk. Ir aš noriu pradėti nuo Izaijo 5 skyriaus. Ir tai mes pakalbėsim apie vynuogyną ir mes šią savaitę pirmadienį kalbėjom apie viešpaties vynuogyną, kad viešpats kviečia į savo vynuogyną. Mes kalbėjome pirmadienį apie tai. Jisai kviečia žmonės, sako, ateikite. Jėzus sakė tą palyginimą, kai šeimininkas, jisai susidėlėjo po dinarą pieno su darbininkais, nusiuntė dirbti savo vynuogyną. Ir vėliau jisai išėjo, ir 3, ir 6, ir dar ten, ir vėliau išėjo, ir surado žmonės. Jisai šiandien mato žmonės, kurie dirba, bet jie, kaip raštas sako, jie dirba ugnį. Ir Dievas šiandien nori įdarbinti mūsų savo vynuogyną, kad mes dirbtume. Bet mes šiandien pakalbėsime taip pat apie vynuogyną, bet visai apie kitus dalykus. Todėl pradėkime. Izaijo 5 skyrius nuo 1 eilutės. Aš giedosiu apie savo mylimą draugo vynuogyną. Mano mylimasis turėjo vynuogyną derlingame kalnelyje. Jis atvėrė jį ir išrinko iš jo akmenis, prisodino nerinktinių vynmedžių, jie viduryje pastatė bokštą ir padirbo spaustuvę. Jis laukė užaugant vynuogį, bet užaugo rūgščius uogos. Dabar Jeruzalės Judo gyventojai, darykite teismą tarp manęs ir mano vynuogyno. Ką galima dar padaryti mano vynuogynui, ko aš nepadariau? Kodėl, kai aš laukiau vynuogį, jis išaugino rūgščias uogas? Dabar aš jums pasakysiu, ką darysiu su savo vynuogynu. Aš pašalinsiu tvorą ir jį nuganysiu. Nugriausiu sieną ir jį išmindžiu. Aš apleisiu jį ir nebekurensiu. Ir nebekarpysiu jų, jis apaugs usnimis ir iškėčia. Aš sakysiu, nedalyti ant jo. Taigi matom, mes girdėjom šią istoriją, Sigito pasakojo, kaip Dievas laimino, kaip jisai vedė
Sigita į palaiminimą, kaip vedė į tai, kad jis ir jo šeima turėtų gyvenimą, turėtų džiaugsmą, kad nebūtų prispausti neturto, nepritekliaus ir taip toliau. Ir Dievas, jisai nori tai padaryti. Ir parašyta, kad Jėzus Kristus yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir čia, kai skaitome apie vynuogyną, sako, kad jis aptvėrė vynuogyną. Jis aptvėrė vynuogyną ir sako, jisai laukė derliaus. Jisai ten įrengė spaustuvą ir laukė užaugant vynuogę, bet užaugo rūgščios uogos. Taigi matome, kad Dievas, jisai laukė vaisių iš mūsų. Kaip Jono Evangelijoje 15 skyriuje parašyta, Jėzus sako, ne jūs mane išsirinkote, aš jūs išsirinkau, kad jūs eitumėt ir neštumėt vaisių. Dievas išsirinko mus, kad mes neštume vaisių. Jisai aptvėrė mūsų tą teritoriją, mūsų gyvenimo, paženklino. Jisai sako, aš išskyriau jūs iš visų tautų. Ir sako, aš padariau jūs išskirtiniai. Kaip mes būsime jo išskirtiniai žmonės. Pats Dievas pašaukė mus, pats Dievas, kai mes skaitėme pradžioje, Dievas prieš pasaulio sukūrimą išrinko mus. Jisai išrinko mus. Yra žmonės, kurių jisai neišrinko, kurie vargsta. Bet Dievas sako, aš jūs išrinkau. Ir sako, pasilikite mano meilė, pasilinkite mano vynuogynę, mano aptvaras saugo jūs. Aš pats saugau jūs, kad nieko pikto jum neatsitiktų. Bet šiandien matome, kas vyksta pasaulyje. Tiek daug vynuogynų ištryptų, purvynas, jie išniekinti. Jie nuganyti. Ten nėra jokios sienos. Ir tai yra pasaulis. Ir kai kurie yra net iš bažnyčios, tikinti žmonės, kurie sako, man nereikia tos tvoros. Ką tu čia, Dieve, sugalvojai? Argi tu iš tikrųjų nori mane apsaugoti, argi tu nori mane laiminti? Man atrodo, kad visai tu manęs nelaiminti. Ir kur tu esi, aš tavęs nematau iš viso. Aš matau 100 litų, aš turiu. Mano kaimynas, mano draugas, jisai yra mano pagalba. Aš pripratęs nuo vaikystės, aš jį pažįstu. Ir mes visą laiką su juo draugaudavom. Jisai man padeda, aš jam padedu. Aš matau jį, bet kur tu esi, Dieve, aš nematau tave. Todėl daugelis gyvenimų šiandien sutrypti. Ten nėra tvarkos, ten chaosas. Nėra aptvaro, jie nėra jokios apsaugos. Jie nežino, jie nesupranta, kad yra Dievas, kuris tiesia jam ranką. Sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Sako, ateikite pas mane visi. Sako, aš stoju prie durų ir beldžiu, jeigu tik kas atidarys man. Kai mes kalbėjome vakar, kas turi sūnų, turi gyvenimo. Turi gyvenimą, jeigu tu neturi sūnaus, tu neturėsi gyvenimo. Tu gali vaikščioti į bažnyčią ir į geriausias bažnyčias, klausyti žymiausių pamokslininkų, kurie atvažiuoja. Bet jeigu tu neturi sūnaus, jeigu tu neturi bendravimo su sūnum, tu niekada neturėsi gyvenimo. Tu net nežinosi, kad yra kažkas tai.
daugiau negu tai, kame tu pastoviai esi. Bet Dievas yra tas, sako, mano mylimasis turėjo vynuogyną derlingame kalnelyje. Kareivio viešpaties vynuogynas yra Izraelio namai, o Judo žmonės jo mėgstamiausi daigai. Taigi Dievas jis įrengė savo vynuogyną ir aptvėrė aptvarą. Tenai joks plėšrūnas, joks kenkėjas negali užeiti. Jeigu tu tik tai turi sūnų, tas aptvaras jisai saugos tave visada. Joks kenkėjas tenai neateis, jisai negali. Kaip mes žinome, kaip yra pasaulyje tvoros, jos aptveriamos aplink pastatą, aplink stadionus, dar kažkur tai tvoros. Bet ten, kai padaro tas tvoras, žmonės, jie nori įlysti kažkaip. Ten kažkur tai išlaužia lentą, kažkur tai padaro praėjimą, ten vis tiek jie lenda. Ir supranti, lygiai tas pats ir čia vyksta. Dievas, jisai aptvėrė mūsų savo apsaugą, bet šėtonas piktasis, jisai nori surasti skylių, jisai nori įrengti skylės, jisai nori pralysti tenai, jisai nori įlysti į tą vynuogyną ir padaryti chaosą tenai. Todėl aš vakar jau šiek tiek kalbėjau apie tai, kad mes turime įdėti pastangas, kad ta tvora, ta apsauga jinai išliktų, kad mes išliktume Dievo meiliai. Toj Dievo meiliai, kai Dievas sako vaikė, sako, tu esi tas, kuris ieškai manęs, argi aš nepasirūpinsiu tavimi. Aš tikrai pasirūpinsiu. Ir kai tau reikia pinigų, aš tau duosiu pinigų ir gal daugiau negu tau reikia. Ir jeigu tau reikia išgydymo, išgydymas ateis. Ir jeigu tau yra poreikiai bus patraukti, nes Dievas visagalis išsirinko mus. Dievas visagalis pašaukė mus vardu. Jisai pakvietė mus. Tai buvo kažkada tai. Senam testamente tos istorijos, kaip, paklausyk, kaip karaliai jie būdavo, tokie turėdavo daug žmonų. Ir tos žmonos, prieš tai kaip ateidavo pas karalių, jos iš viso negalėdavo pačios ateiti pas karalių. Nebent karalius pakviesdavo, sakydavo, ateik pas mane. Ir tada jinai ateidavo pas mane. Bet jinai pati negalėdavo ateiti pas karalių. Jeigu jinai pati sugalvodavo ateiti, jinai rizikuodavo, kad jinai bus nužudyta, nes nebent karalius pasigailės jos. Ir tu žmonos prieš ateinant, prieš pakviečiant karaliui, jos buvo ruošiamos. Jos parašyta, jos buvo kvepinamos, visai puošiamos pusę metų. Aš neatsimenu laiko to, bet labai ilgai jos buvo puošiamos, kvepinamos ir paskui tik tai karalius jas pakviesdavo ateiti. Todėl tai yra kaip įvaizdis mūsų. Dievas pakvietė mus. Dievas pakvietė mus, kai mes buvome suvargę kažkada tai, kai mūsų vynuogynas buvo ištryptas, kiaulių, ten visokiausių žvėrių, apdergtas, tenai chaosas, tenai nepanašus į sodą, į jokį vynuogyną. Kai buvo tai, Dievas pasigailėjo mūsų ir sakė, ateik pas mane. Ateik pas mane, aš nuimsiu tas naštas, aš padarysiu tvarką tavo vynuogyne. Ir šiandien Dievas
Tas pats Dievas kviečia mus ateiti pas jį. Kai mes ateiname pas jį, tas vynuogynas atstatomas. Sako, jis aptvėrė ir išrinko iš jo akmenį. Prisodino jame rinktinių vynmedžių. Jisai daro tai, kad mūsų gyvenimas būtų derlingas, kad mūsų gyvenimas būtų vaisingas, kad mūsų gyvenimas būtų pilnas džiaugsmo. Bet sako, ateikite pas mane visi. Ateikite pas mane visi. Ir mes turime išlaikyti tą apsaugą Dievo. Ir kaip mes ją išlaikysim? Malda ir Dievo žodis, kaip aš vakar čia buvau pasakiau. Malda ir Dievo žodis. Malda kaip apjuosia mūsų tą tvorą, o Dievo žodis tai kaip akmenys, kaip įtvirtinimai jie statosi. Ir ta tvora vis stipresnė, jinai įsitvirtina. Ir ta tvora, tas aptvaras, jisai toks galingas, tenai negali išlaužti lentų, kad praeiti. Nes tai pats Dievas stato, sako, artinkitės prie manęs ir aš artinsiuos prie jūsų. Kai mes statome tą tvorą, jisai stato. Kai mes meldžiamės, jisai apsupa mūsų, ugnies įtvirtina tas sienas, mes įsišaknyjame. Mes tampame tvirti. Ir paskaitykime, atversime Luko 21 skyrių. Iš čia dar paskaitysim. Kad mūsų pagrindinė vieta bus šiandien šitą iš Izaijo, kur mes skaitėme apie vynuogyną. Luko 21 nuo 30. Nuo 34 eilutės. Saugokitės, kad jūsų širdys nebūtų apsunkintos nesaikingumo, girdavimo ir gyvenimo rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. Į džabangą užgrius visų žemės gyventojų. Todėl visą laiką budėkite ir melskite, kad būtumėte palaikyti vertais išvengti visko, kas įvyks, ir stoti prieš žmogaus sūnų. Todėl tai kalba Jėzus, jisai įspėja mus, kad mes nuolatos budėtume, nuolatos pasiliktume tame budrume, budėjime. Kad mes neužmirštume, kad yra pavojus. Viešpats aptvėrė mūsų gyvenimus tvorą ir saugo mus. Bet mes turime budėti, kad tenai nelįstų vagis. Tai yra malda. Budėkite, sako. Todėl visą laiką, čia nepasakyta, kartą per mėnesį. Sako, visą laiką įsidėmėkite, tai Jėzus sako, tai ne aš. Visą laiką budėkite ir melskite. Klausyk, šiandien žmonės eina į pragarus iš bažnyčių, iš tikinčių surinkimų. Todėl, kad jie nebudėjo. Todėl, kad jie užmiršo. Todėl, kad jie leido iš didumo ateiti jų gyvenimo. Pagalvoti, kad jie kažką tai gali. Kad man nereikia čia Dievo. Klausyk, pragaras yra baisi vieta. Apie tai kai kurie nenori girdėti, bet mes apie tai kalbėsime būtinai. Nes klausyk, niekas iš jūsų nenori ten nueiti. Todėl mes apie tai kalbėsime.
Klausyk, šiandien milijonai žmonių tenai dega. Ir iš tų milijonų žmonių, kai kurie iš jų buvo tikinti ir kurį laiką tikėjo Dievu. Todėl aš jums nuolatos sakau, kad kai mes ateiname pas Dievą, tai nėra pabaiga. Tai tik tai pradžia. Mums reikia nueiti dar kelią iki galo, kol mes čia gyvename. Mes turime prisiminti, kad mes turime budėti, pastoviai melstis. Tai sako Jėzus, ne aš sugalvojau. Mes turime budėti dėl to, kad piktasis ateina sumindžioti, ištryti mūsų vynuogyną, mūsų gyvenimą sutrypti. Ir jisai nori paimti mus ir nutempti su savimi pragarą. Jisai degs tenai amžinybę. Visą amžinybę jisai nori nutempti mus kartu. Ir klausyk, šiandien žmonės tenai dega, kurie kurį laiką vaikščiojo su Dievu, kurie vadinosi broliu arba sesė, kurie sakė viešpatie, bet šiandien jie dega pragare. Ir kai Jėzus tenai parodo savo žmonėm, ir tie žmonės šaukia, jie sako viešpatie, sako, čia šitie baisūs kankinimai, paimk mane iš šiandien, aš tarnausiu tau, aš daugiau nebūsiu toks užsispyręs, kaip buvau, aš darysiu tai, kad tu man pasakėjai. Bet Jėzus jam sako, tau jau nebus daugiau duota šansų, tau nebus daugiau duota. Klausyk, šitas gyvenimas yra trumpas. Čianai ir tas gyvenimas toks trumpas ir ką tai reiškia pasidžiaugti savo išdidumu, savo ten kažkokį įsivaizdavimais ir paskui eiti ir amžinybę degti pragare. Tai yra baisu, neklausyti viešpatį. Todėl Jėzus, kai vesdavo tenai, parodė tikintiesiam žmonėm, kas ten darosi pragare, jisai sakydavo, kai nueisi į žemę, pasakyk žmonėm, mano žmonėm, tikintiesiam, kad jie paklūstų mano balsui. Tenai yra baisi vieta iš tikrųjų, kankinės, ten jos nesibaigia niekada. Ir Dievas nenori, kad tu ir aš ten patektum. Todėl mes turime suprasti, kad kas turi sūnų, turi gyvenimą. Todėl mums šiandien prisipildyti reikia sūnumi. Kur yra sūnus? Kur yra sūnus? Štai sūnus yra čianai. Čianai yra sūnus. Sako, pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo tas pas Dievą ir tas žodis buvo Dievas, jis pradžioje buvo pas Dievą. Ir štai mes galime prisiliesti prie to Dievo, mes galime prisipildyti juo. Aš kai skaitau žodį, aš jaučiu, kai mane pripildo vis daugiau ir daugiau. Tikrai jisai yra realus. Šitas žodis yra gyvas ir veiksmingas. Jisai yra aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Todėl nuolatos budėkite. Žiūrėkite, kad jūsų neapsunkintų girtavimu, neapsunkinkite rūpesčiais gyvenimo. Jo, nes tai labai lengva, labai paprasta. Tai įslenka į mūsų gyvenimą. Klausykite, Domas buvo tas, kuris gyveno Edeno sode, apjuostas, apsauga Dievo, bet jisai neišlaikė to, egzamino neišlaikė, kurį mes pašaukti išlaikyti. Jeigu tik tai tu pasiliksi jo malonėje, jeigu tu turi sūnų šiandien, bet aš tikiu, kad tu ir aš, mes turime sūnų šiandien. Ir mes turime pasilikti sūnuje, pasilikti nuolatos, kad jisai viešpatautų mumise, nes šitas gyvenimas trumpas. Visi, kurie neklauso tiesos žodžio, kurie pasiduoda išdidumui, kurie pasikelia, kurie neklauso Dievo,
jais visi į pragarus. Ir klausyk, ir tu, ir aš, jeigu mes būsime tokie, mes eisime ten. Bijok, aš nežinau, kaip jums pasakyti. Prastai ten yra baisi vieta. Pagalvok apie savo gyvenimą. Todėl aš sakau, kad svarbiausia yra Dievo akivaizda yra amžinybė. Jisai žiūri per amžinybę ir svarbiausias dalykas. Ko mums reikia? Mums reikia šiandien turėti sūnų šiandien savo gyvenimą. Jeigu tu abejoji, ar tu turi, tai yra blogai. Tu turi turėti užtikrintumą. Tu turi būti pasiruošę. Mes negalime šiandien būti kaip tos mergelės, apie kurias rašo Jėzus, duoda tą palyginimą, kad dalis iš jų buvo protingos, dalis buvo kvailos. Tos, kurios protingosios pasiėmė aliejų su savim. Ir tie žibintuvai jų degė. O tos, kurios neprotingos, jos pasiėmė žibintuvus, bet nepasiėmė aliejaus. Ir parašyta, kad kai atėjo jaunikis, neprotingusios pradėjo prašyti pas protingusios, kad jos duotų jam aliejų. Bet jos pasakė, kad ir mum, ir jum tada gali neužtekti. Taigi jūs eikit ir nusipirkit. Bet sako, kai jūs ėjo, jaunikis pasiėmė protingasias mergeles ir durys buvo uždarytos. Klausyk, kai ateis Viešpats, mes turime būti pasiruošę, eiti. Todėl lauk šiandien savo Viešpatės. Nes jis nėra vien tik tai mano arba Kastyčio pastoriaus vieta. Jisai yra ir tavo Viešpats. Jisai šaukia tave šiandien. Jisai stovi prie durų ir beldžia. Klausyk, visiems skirtingai mums čia liko žemėje būti. Visiems skirtingai. Bet ta diena gali ateiti netikėtai kiekvieno iš mūsų gyvenimo. Todėl mes turime būti pasiruošę. Kai jisai pakvies mus, mes turime būti pasiruošę įeiti ir neiti iš tos mergelės aliejaus. Ir mes turime pasilikti nuolatos, mes turime jausti Dievo dvasią. Ir Dievo dvasia mums duota ir parašyta, kad šventoji dvasia jinai liudija mums, kad mes esame jo vaikai. Sako, iš to pažinsite, kad jūs pasiliekate jame. Jis davė mums savo dvasios. Iš dvasios mes pažinsim. Ir šiandien Dievo dvasia yra ant tavęs, jeigu tu esi ištikimas jam. Dar paskaitysiu 2 Korintiečiams 13 skyrių, 5 eilutę. Sako, čia patikrinkite patys save, ar esate tikėjimi. Ištirkite save. Ar nepažįstate savęs, ar nežinote, kad jumise yra Jėzus Kristus? Jeigu tik nesate atmestini. Todėl klausyk, jeigu tu vaikštai į bažnyčią šiandien, paklausyk, tu gali būti atmestinis, Dievas sako. Dievo žodis sako. Sako, net jeigu tu vaikštai į bažnyčią, jeigu tu klausai geriausių pamokslininkų, jeigu tu turi paauksuotą Bibliją, jeigu tu ten, nežinau, turi ten visą pažinimą apie Dievą, tu gali būti atmestina, tu gali būti tas, kuriam Jėzus pasakys tą dieną. Sako, eikit nuo manęs šalin, jūs piktadariai, aš jūsų nepažįstu. Ir eis į amžiną kentėjimą į pragarą. Ten ugnis dega, ten tos liepsnos kaip jūros bangų šėlsta. Ten gyvatės kankina žmonės ir tai nesibaigia nei dieną, nei naktį. Todėl mes turime pasilikti priimtini jam. O kaip mes pasiliksime priimtini jam? Sako, kiekvienas, kuris turi sūnų, turi gyvenimą.
gyvenimą. Supranti, Dievas nutarė viską padaryti, sudienyti sūnuje, Jėzui Kristui. Ir kai kurie žmonės, kai kurios religijos, kurie tikėjimai, jie sako, va yra Jahvė. Ir aš vakar buvau sutikęs vieną žmogų, kuris kartais ateidavo čia į bažnyčią. Ir jisai sako, pas mane ateina ten Jehovos liudytojai ir kalba man tenai, ir kviečia pas save ir taip toliau. Pranti, jie sako, aš žinau, ką jie sako. Jie sako apie Jahvę, jie sako apie Jehovą. Taip, tai yra Dievo vardas. Bet jeigu tu neturi sūnaus šiandien, tu neturi nieko, tu prarasta, tavo gyvenimas prarasta. Tau reikia šiandien prisiminti Jėzų, nes neduota po dangumi jokio kito vardo, kad išsigelbė. Nes Jėzuje Kristuje mes turime priimtinumą. Dievas padarė mus priimtinus. Mylimajame sūnuje. Todėl šiandien mums reikalingas viešpats Jėzus. Jisai yra mūsų gelbėtojas. Jisai yra tas, kuris gelbsti mus nuo ateinančios rūstybės. Todėl šiandien kiekvienas, kuris šauksis viešpatės vardo, parašyta bus išgelbėtas. Ir jeigu mes klystame, mes turime užtarėję pas tėvą Jėzų Kristų. Jo vardas Jėzus. Parašyta, kad jo vardu vilsis pagonis. Ir šiandien mums reikalinga vienintelė, ko mums reikia, jo malonė. Jėzau, mums reikia šiandien tavo malonės. Mums reikia tavęs, gyvasis Dieve. Mums reikalingas Jėzus šiandien. Nes jame mes turime gyvenimą. Niekaip kitaip tu neturėsi pasisekimo, niekaip tu nesurasi ten paslėptų gyslų, kaip pasakojo brolis. Niekaip kitaip, supranti, tik jame, tik Jėzuje, tik tai Jėzuje. Jėzus yra tas, kuris gelbsti mus šiandien. Supranti, Jėzuje. Dievas nutarė visą pilnatvę gyventi sūnuje. Jisai nutarė suvienyti viską, kas žemė ir danguje, sūnuje. Sutaikyti viską. Sutaikyti todėl kas turi sūnų, turi gyvenimą, tas turi gyvenimą su Dievu, bendravimą su Dievu. Todėl tenai pragare aš žiūriu tos video ir man sukrečia tų žmonių likimai, kad jie, ypatingai tie, kurie vaikščia į bažnyčią, jie girdėjo tiesą, jie girdėjo Evangeliją, kuri yra Dievo jėga išgelbėti kiekvienam. Jie girdėjo, bet laikui bėgant jie kažkokie nuodėmė, kažkoks neatleidimas, kažkas tokio atėjo jų širdį. Jie užsikietino. Supranti? Ir todėl jie dega pragare šiandien, nors jie tarnauja. Bet tai yra pamoka mums visiems. Pamoka mums visiems tai, kas surašyta čia ir tai, ką mes šiandien girdime ir matome. Tai, kas ateina į mūsų gyvenimus. Todėl budėkime ir būkime budrus, kad išlikti jo malonėje, jo meilėje nuolatos. Jisai nori mums gėrio, bet jeigu mes nusisuksime nuo jo, Dievo rūstybė ateis į mūsų gyvenimą, jau šitoj žemėje. Ir paskui mes nueisime į amžiną kančią, tenai baisi vieta, aš jums sakau. Bijokite, nedarykite nuodėmių, neužsikėtinkite prieš Dievą šiandien. Ką jisai sako, jisai tą ir turi omeny. Todėl jeigu jisai sako, atleiskite, jeigu jis sako, mylėkite, jeigu jis dar kažką sako, reiškia jis tą turi ir omeny. Jisai nieko kito nepersigalvoja. Jisai tas pats, jisai nesikeičia Dievo.
Todėl Dievas šiandien žiūri, tyrinėja ir Dievo žodis kalba apie tai. Sako, Dievas taip sako, ištyri žmogaus širdį. Aš tyrinėjau, supranti, tu nepasislėpsi ir mes šiandien esame Dievo akivaizdoje, kaip nuogi, basi, ten nežinau kokie ten, o tokie visi. Niekas negali čia pasislėpti, jokia tamsa iš jo akivaizdo. Tu gali pasislėpti ant kažkur tai nuėjęs, ten daryti savo tamsus darbus, bet supranti, nuo Dievo tu nepasislėpsi, nuo brolių sesų gali pasislėpti, bet jis viską mato. Ir tą dieną, sako, viskas bus atskleista. Tai, kas buvo paslėpta, pasidarys matoma. Mes viską matysime ir negalėsime pasiteisinti prieš jį, supranti? Ir tai, kad tai neįvyktų mūsų gyvenime, mes turime suprasti paklusnumas, nuolankumas, gailestingumas. Dievo baimė jinai turėtų būti ir lydėti mūsų gyvenimą. Būtėti pastoviai, kame mes šiandien esame. Kur aš šiandien einu? Kas mane traukia šiandien? Ką aš kalbu, kas išeina iš mano burnos? Kokie draugai mane traukia? Su kuo aš bendrauju? Ir Dievas žiūrėdamas, tyrinėdamas mus, jisai žiūri į mūsų darbus, kokie yra mūsų darbai, ką mes darome, tai yra viskas, kas yra pripildę mūsų širdį. Ir Apreiškimo knygoje mes skaitome, kaip Jėzus kalba šitom bažnyčiom antram skyriui. Antras skyrius nuo pradžios čia Efezo bažnyčios angelui rašyk. Ir nuo antros eilutės, aš žinau tavo darbus. Supranti? Jisai žino mūsų darbus, žinau, kad tu negali pakęsti piktųjų. Ir ištyri tuos, kurie sako, esi apaštalai, bet tokai nėra. Ir radai juos esant melagius. Tu ištvėrėsi kantrus ir dėl mano vardo triūsi ir nepailsti. Bet aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. Taigi prisimink, nuo kur nupuolei, atgailauk ir vėl imkis pirmykščių darbų. O jeigu neatgailausi, aš ateisiu ir patrauksiu iš vietos tavo žibintuvą. Supranti, per atgailą mes tai, kas priimtina Dievui, tai mūsų atgaila, tai kada mes gailimės, Dievas iš karto atleidžia. Bet jisai nekenčia tokių užkietėjusių, išdidžių, kurie daro savo bjaurius darbus, o paskui ateina lyg niekur ir kalba viešpatie arba dar kažką tai. Būtent tai ir sako Dievas. Argi jūs galite meluoti, apgaudinėti, tenai gerti, dar kažką daryti, nuodėmę savo bjaurią, o paskui ateiti į mano akivaizdą ir kad nieko. Todėl aš galvoju, kad Dievas tikrai turi kažką tai prieš kiekvieną iš mūsų. Ir todėl ištirkime save, kasgi mus stabdo, kasgi mums daro įtaką, kas tenai traukia mus iš šoną nuo Dievo. Ištirkime tos dalykus ir atgailaukime ir vėl, kaip jis sako, imkimės pirmykščių darbų. Dievas nori, kad mes darytume jo darbus. Dievas nori, kad mes artintumės taip artintumės prie jo. Nes juk sako, kad tikėjimas be darbų yra miręs. Ir sako, mūsų lūpos pertikusios to, ko pilna širdis. Mes kalbame iš to, ko mes pilni, apie ką mes galvojame.
Ir čia, jeigu skaitysime apie kitas bažnyčias, irgi tas pat parašyta. Iš visų bažnyčių jisai, ar tik tai viena, ar tik tai dviem, aš tik tai neatsimenu dabar, nesako, kad aš turiu ten prieš tave kažką. Jisai visom bažnyčiom turi kažkokių tai priekaištų. Ir pastoviai sako, tad atgailau. O jeigu ne, aš greitai ateisiu ir kovosiu savo burnos kalaviju. Atgailauk dėl. Ir sako, aš jai daviau laiko atgailauti dėl ištvirkavimo, bet ji neatgailavo. Ir pastovi ir vėl jisai sako, tad atgailauk. Ir prisiminkite, kad Dievas nenori, kad mes nueitume į baisią kančių vietą. Jisai todėl siuntė savo sūnų Jėzų. Todėl aš jums sakau, jeigu jūs darote čia nuodėmę kažkokią tai, atgailaukite ir Dievas atleis jų. Ir vėl pripildysiu šventąją dvasią ir jūs turėsite gyvenimą. Jūs turėsite bendravimą su Dievu ir jūs žengsite tiesiai į amžiną šlovę. Bet jeigu tu neatgailausi, kaip čionai sako, viena iš bažnyčių sako, aš daviau jai laiko atgailauti, bet jinai neatgailavo, ji neatgailavo. Taigi Dievas žiūri į mūsų darbus. Kas išeina iš mūsų vidaus, į mūsų, tai, ką mes darome, tai kas mūsų traukia, tai, kas mūsų vilioja, ką mes darome. Jisai tyria mūsų širdį. Ir todėl svarbu budėti prie to ir žiūrėti, kas mūsų vilioja, kas mūsų stipriai vilioja ir kur yra mūsų laikas, kur yra mūsų pašvęstas laikas, ką mes skirime laiko užmiršdami Dievą. Ir todėl daugelis žmonių, kurie šiandien jie tiesiog apsigavę vaikšto, jie galvoja vienaip, bet tą dieną eina kaip siaubas ateis į jų gyvenimus. Todėl mums šiandien svarbu suprasti tai iki galo, suprasti, kad mums reikalingas Jėzus, mums reikalingas gelbėtojas šiandien. Jo vardas Jėzus. Ir kai kurie žmonės, jie vaikšto iš tai žemė, jie galvoja, aš vaikšto į bažnyčią. Aš, pavyzdžiui, katalikų bažnyčią. Aš ten užsakau mišes, tenai palaikau žvakutę, nusiperku brangiai, uždegu ją, aš ten pabučiuoju ten šventus paveikslus, dar ten kažką tai darau. Ir, supranti, ką tu darai? Ir ta diena jinai bus tokia baisi, jinai atskleis viskas susistatys į savo vietas, ir sako, Izaijo čia 5 tam pačiam skyriui 14 eilutė sako, todėl mirusiųjų buveinė plačiai atvers savo nasrus, tautos šlovė ir visa minia, visi triukšmautojai, lėbautojai žengs į ją, į tą duobę. Ir ta duobė, jinai baisi kankinimų vieta. Todėl ir pasirodė Dievo sūnus, kad sugriauti velnio darbus, kad mes turėtume gyvenimą, kad ta tvora, kad tas aptvaras, kurį pastatė Dievas, kad jisai išliktų, kad mes išlaikytume jį savo malda, savo prašymu ir malda
Dievo žodžiu įtvirtintume tas sieną, tą aptvarą, kad mes įsišaknytume, kad joks vagis negalėtų praeiti pro tą sieną. Haleliuja. Ir aš sakau, ta diena jinai tokia baisi bus, todėl dar žiūrint į tą istoriją, galima paskaityti apie Samsoną. Aš vakar sakiau, čia mes kalbėsime apie Samsoną. Teisėjų 14 skyrių. Ir mes pabaigsim tada. Teisėjų 14 skyrius. Nuo pradžių mes paskaitysime. Samsonas nuėjęs į Timną, pamatė vieną filistinų mergaitę. Sugrįžęs jis sakė tėvam: mačiau Timnoje filistinų mergaitę. Leiskite man ją vesti. Jo tėvai atsakė: nejaugi tarp tavo giminių ir visoje tautoje nėra mergaitės, kuri kad nori vesti iš nebepjaustytų filistinų. Bet Samsonas atsakė: leiskite man ją vesti, nes ji man labai patinka. Tėvai nežinojo, kad Viešpats tai padarė, ieškodamas progos prieš filistinų. Tuo metu filistinai valdė Izraelį. Ir žiūrint va į šitą gabaliuką, galima pasakyti taip, kad jeigu tavo akise atrodo, kad tavo brolis arba tavo sesė daro kažką tai ne taip, neskubėk jos teisti, nes tu nežinai, kad Dievas sumanė, būtent kaip čia matome. Tėvai nežinojo, kad Viešpats tai padarė, ieškodamas progos prieš filistinų. Suprantate? Bet mes čia neapsistosime ilgai toliau. Samsonas su tėvais Timną, prie Timnos vynuogynų jis sutiko jauną liūtą. Viešpaties dvasia galingai nužengiant jo ir jis sudraskė jį kaip ožiuką plikomis rankomis, bet viso to nepapasakojo tėvams. Taigi matome, koks yra Dievo planas. Klausyk ir nesakyk, kad tu to negali. Čia kaip parašyta, kad jis sutiko Samsonas jauną liūtą. Kai mes skaitome iš Petro laiško, kad šėtonas vis kaip ir jaunuotis liūtas slankiojo aplinkui, tikodamas ką nors praryti. Klausyk, ir čia matome, kad Samsonas sutiko liūtą. Ir ką jisai padarė? Viešpaties dvasia galingai nužengė jo ir jis sudraskė jį kaip ožiuką, plikomis rankomis. Todėl šiandien mes turime Dievo jėgą, Dievo valdžia duota mums. Ir todėl, kaip parašyta, kiekvienas, kuris gimė iš Dievo, nugali pasaulį. Taip, mes sukurti tam, kad nugalėt. Ir todėl, jeigu tu nenugali, tu visai dar nežinau, iš ko tu ten gimė. Todėl tau šiandien reikia prisipildyti Dievu. Taip. Todėl, nes Dievas jisai davė mums savo vardą. Dievas davė mums savo autoritetą. Dievas davė mums Jėzaus kraujas yra, ką mes galime panaudoti. Dievas davė mums viską, ko mes galime suplėšyti, sutraiškyti šėtoną. Ir tu nesakyk, kad tu negali. Jeigu tu sakai man tai, pasakyk Dievui, nes Dievas tai parašė. Tu gali viską, kad Dievo žodis sako, tu gali. Ir tai, ką Jėzus darė, tu gali ir dar daugiau, nes Jėzus pasakė, kas tikės manim darys darbus, kuriuos aš dariau. Ir dar didesnius darys. Nes aš pas Tėvą einu. Ir mano laikas jau baigėsi, bet jūsų laikas tik prasidėjo čianai Jonavoje, čianai Svarukloje, kur tu beeitum, Kaune, Vilniui, kur tu bevažiuotum. Tavo laikas yra čianai. Tu pašauktas tam, kad nugalėti. Tu pašauktas tam, kad suplėšit, kaip Samsonas tą liūtą. Nors išslankė prie tave, nors nori praryti tave, bet tu turi sudaužyti jį.
tu turi nugalėti jį. Kaip sako, pradžios knygoje, aš neatsimenu tenai, antram gal skyriui, sako, nuodėmė jinai vilioja tave, bet tu turi viešpatauti jai. Mes pašaukti nugalėti, mes pašaukti viešpatauti. Dievas pasakė Adomui, viešpatauk šitoj žemėje, mes pašaukti viešpatauti. Mes pašaukti viešpatauti savo gyvenimuose, pakeisti savo gyvenimą. Tavo gyvenimas turi būti atspindys Dievo šlovės, turi būti pripildytas. Turi būti pilnas Dievo šlovės liudijimų. Dievas būtent tą mus ir pašaukė, kad tu ir aš nugalėtume, nes kiekvienas, kuris gimė iš Dievo, nugali pasaulį. Visur. Ne tik ten kažkur, tai kai atvažiuoja kažkoks pastorius ten įžymus. Visur, kur tu bebūtum, nugalėti tu pašauktas, niekam kitam. Haleliuja, ir toliau skaitom apie Samsoną. Po kurio laiko jis grįžo, nuėjęs pas mergaitį kalbėsi ir jį patiko Samsonui. Po kurio laiko jis grįžo jos paimti, eidamas jis pasuko iš kelio, norėdamas pamatyti liūto dvėseleną. Ir štai liūto dvėselenoje bičių spiečius ir medus. Jis paėmė medaus ir ėjo toliau valgydamas. Parėjęs pas savo tėvus jis davė ir jiems to medaus. Ir jie valgė. Klausyk, tu matai, kad čia rašo. Klausyk, tas šėtonas, tas tavo suspaudimas, kuris buvo atėjęs ir kurį tu nugalėjai, Jėzus vardu arba nugalėsi. Taip bus šlovė Dievui. Taip atneš tau kaip medų, tu valgysi jį, tu džiaugsi. Ir kai kitą kartą šėtonas ateis, tu šaipysis iš tos situacijos ir tu pasakosi, kaip čia sakė Samsonas, jisai davė tuo metu ne tik pats valgė, bet ir davė tėvam. Tu pasakosi tai kitiems, tu pakelsi daugelį kitų, bet klausyk, kiekvienas, kuris gimė iš Dievo, nugali pasaulį. Tu turi nugalėti savo gyvenime. Mes pašaukti ne pralaimėjimui, bet pergalėjai. Pats Dievas pašaukė tave. Jisai davė tau savo vardą autoritetą. Jisai davė valdžią didesnę už bet kokių ten šėtonų, demonų, netirųjų dvasių valdžią. Ir jie dreba prieš jūs, kai jūs tai suprasit. Klausykit, kaip pastorius sakė apie Dievo sūnus, kurie bus apreikšti čia Jonavoje. Apie tave ir mane jisai kalbėjo, kai bus Dievo sūnus apreikšti čia Jonavoje. Ir jie vaikščios Dievo šlovė, Dievo jėgoje. Klausyk, šėtonas dreba, jisai nenori, kad tu suprastum tų dalykų. Jisai nenori, kad tu išaugtum. Jisai nori, kad tu pasiliktum kūdikį, su pampersais pastoviai, kad tu ateitum ir skūstumsi ir dar ten kažkaip tai kalbėtum savo nežinojimą, nesupratimą, kad tu pasiliktum tame. Šėtonas nori uždaryti tavo akis, kad tu pastoviai būtum 20-50 metų va toks va nieko nesuprantantis. Bet Jėzus sako, jums duota pažinti Dievo karalystės paslaptį. Ir nereikia, kad jūs kas nors mokintų, nes Dievo dvasia, kuri yra ant jūsų, jinai ves jūs, jinai mokina jūs, jinai ves jūs į visą tiesą. Joks šėtonas, joks ten mokymas, jokie ten Jehovos liudytojai. Su kažkuo tai ar kažkokie tai dar panašų. Prie šitos vietos aš dar perskaitysiu, ne vien tik Jehovos liudytojai, aišku, pilna jų yra čia antram Petro laiške, ar pirmam yra vieta, kur irgi panašiai rašo. Apaštalas Petras, paklausyk, tas apaštalas, kuris ėjo vandenį, vienintelis iš apaštalų, ėjo vandenį, ir jisai rašo.
pranašų, kaip ir tarp jūsų, bus netikrų mokytojų, kurie paslapčia įves pražūtingų erezijų, išsigindami net juos atpirkusio viešpatį ir užsitrauks greitą žlugimą. Parašyk, paklausyk, daugelis paseks jų pražūtingais keliais. Ar tu girdi, kai čia parašyta? Čia nepasakyta, gal kas nors paseks. Parašyta, daugelis ten nuplaus. Paskui klaidingus mokytojus, paskui klaidingus mokymus. Parašyta, daugelis ten nuklys. Ir taip užsitrauks savo greitą žlugimą. Todėl tu neužmirš niekada. Tau dieną naktį, kada tu ten atsibundi, arba kada tu eini gatve, arba tu dirbi kažką, tai maudosi duše, parduotuviai, tau pastoviai reikalingas gelbėtojas, Jėzus jo vardą, kas turi sūnų, turi gyvenimą. Jeigu tu neturi sūnaus, tu nieko neturi, tu pražuvęs, tu eisi tiesiai į duobę, kuri dega amžinai. Bet mums reikia čia mes tu prieisim prie to. Jo tėvas nuėjo pas tą mergaitę. Ir jo tėvas nuėjo pas tą mergaitę. Ir Samsonas suruošė ten puotą. Taip darydavo jaunikiai. Filistinai jį pamatę, atvedė 30 pabrolių, kad jie būtų su juo. Samsonas tarė, aš užminsiu jums myslę. Jei ją minsite per 7 puotos dienas, aš jums duosiu 30 apatinių ir 30 išeiginių drabužių. Jei neįminsite, tai jūs man duosite 30 apatinių ir 30 išeiginių drabužių. Jie atsakė jam, užmink mums tą myslę, norime ją išgirsti. Jis tarė, iš šėdiko išėjo maistas, išstipruoja saldumą. Žodžiu, jisai uždavė jam myslę. Ir čia 16 eilutėje skaitom. Samsono žmona verkdama kalbėjo, tu nemyli manęs, tu užminėjai myslę mano tautos sūnums, o man jos nesakai. Jis jai tarė, aš jos nepasakiau nei tėvui, nei motinai, kodėl turėčiau jie pasakyti tą. Ji verkė 7 dienas, kol vyko puota. 7 dieną netekęs kantrybės jis pasakė myslės įminimą. Ji viską pasakė savo tautos sūnum. Suprantate, 7 dieną prieš saulės nusileidimą miesto vyrai Samsonui tarė, kas saldesnis už medų ir kas stipresnis už liūtą. Taigi, iš šito gabaliuko matome, kad Dievas davė mums jėgos. Dievas davė mums savo valdžią. Ir klausyk, šėtonas parašyta, jisai kiekvieną dieną kažkaip ateina ir stengiasi pavogti tai. Bet būtent čionai, kaip mes matome, jisai uždavė jam myslę, bet tie pabroliai, jie įkinkė, įkalbėjo jo žmoną, kad jinai ištrauktų tą paslaptį. Ir klausyk, tai rodo mums, kad šėtonas gali prieiti bet kaip, jisai gali dažniausiai per artimiausius žmonės prieiti. Ir stengiasi atimti. Ir čionai toliau mes skaitome, kad kai Samsonas toliau jisai gyveno paskui su kita moterimi. Ir ten vėl ta pati istorija. Šėtonas atėjo vėl sužinoti jo paslaptį. Sako, pasakyk man savo jėgos paslaptį, išduok, kodėl tu esi toks stiprus. Suprantate, dėl ko ateina šėtonas, nori pavogti tai,
kad Dievas mums davė. Ir vieną dieną čia parašyta, jisai išdavė ir jam nukirpo plaukus. Buvo paslaptis tame, kad jo plaukai nebuvo kirpti. Ir kai nukirpo jo plaukus, klausyk, jisai atsikėlė ir pagalvojo, kad bus ta pati jėga. Bet nieko ten nebuvo. Todėl šiandien tau reikalingas sūnus. Tau ne prieš metus reikalingas jis buvo. Tau jisai reikalingas kiekvieną dieną. Nes jeigu tu praleisi tai, jeigu tu leisi šėtonui daužyti savo gyvenimą, tu pamatysi, kad vieną dieną tu būsi kaip Samsonas, jisai prasibūdo ir galvoja, kad sutraukės lengvai tos virvės. Bet jis neturėjo jėgos. Jisai neturėjo jėgos. Todėl šėtonas ateina nuolatos. Kur te bebūtum, kurioje vietoje. Atrodo tokia graži vieta. Viską turtingas žmogus. Čia viską papuošta. Milijonai čia įdėti. Kur čia šėtonas, jog šėtonas. Bet čia parašyta, kur tik tai Samsonas nueidavo, kur tik tai, ką jisai darydavo, ten prisistatydavo šėtonas ir stengdavosi pavogti iš jo. Pavogti lygiai toks pats jisai šėtonas išliko iki šių dienų. Jisai stengiasi ateiti į tavo ir mano gyvenimą ir pavogti išgelbėjimą. Jisai nori nutempti mūsų į ugnies ežerą, ten, kur jis pats liepsnos. Jisai nori pavogti pas tave paklusnumą. Jisai nori pavogti iš tavęs nuolankumą. Jisai nori pavogti iš tavęs meilę. Tai, kad Dievas tau davė. Jisai nori, kad ta tvora jinai būtų pašalinta. Jisai nori sutrykti tavo gyvenimus. Bet Jėzus atėjo, kad sugriauti velnio darbus. Ir kiekvienas, kuris turi sūnų, turi gyvenimą. Ir nematys tos duobės, tos baisios vietos per amžius. Jisai bus Dievo šlovė. Todėl mums šiandien reikalingas Dievo sūnus. Mums reikia išlaikyti savo vynuogyną, kurį juosia tas aptvaras, malda, Dievo žodis įtvirtins tai, išlaikys tą aptvarą. Sako, kaip gali išlaikyti jaunuolis savo kelią tyrą, laikydamasis tavo žodžio, laikydamasis Dievo žodžio. Mes galime išlaikyti savo gyvenimą tyrą ir nueiti tenai. Ten, kur mus šaukia Dievas į jo amžinybę ir šlovę. Todėl mes turime budėti nuolatos. Budėti, ar yra tas aptvaras aplink mūsų gyvenimą. Nes tai įslenka nepastebimai. Nes šėtonas jisai slepiasi. Jeigu jisai atvirai veiktų, niekas neeitų paskui jį. Visi eitų į dangų. Bet kadangi jisai slepiasi, jisai maskiruojasi, sako, jisai ateina kaip šviesos angelas. Sako, jie ateis pas jūs, kaip vilkai apsidengia vidėlių kailiais. Jie apsimes. Klausyk, jisai yra to. Jisai apsimeta, jisai meluoja tau, kad kai tu paimsi stiklinę su degtinė arba ten su kažkuo, arba kai tu ten rūkysi kažkokius narkotikus, kad nieko tau nebus. Klausyk, aš tau sakau, tu nueisi tenai tą duobę, kuri dega ir kur kankinimai nesibaigia. Neleisk jam apgauti save, neleisk šėtonui sutrikti tavo vynuogyno. Tegul pasilieka tas aptvaras. Melskis šiandien ir skaityk Dievo žodį. Dievo žodis išlaikys tavo gyvenimą tyrą, nes Dievas prieš pasaulio sutvėrimą išrinko mus, kad mes būtume jo akivaizdoje šventi, tyri ir nekalti. Jisai nori, kad mes būtume tokie, kaip jisai sako, būkite šventi, nes ir aš esu šventas. Halleluja. Ar tu galvoji, kad tu purvais aplipęs
tu staiga paskutinę minutę, kaip kai kurie galvoja, kad aš šiandien darysiu visus savo darbus, ką aš ten noriu, buliuosiu purvynuose, tenai apgaudinėsiu, meluosiu, darysiu visus kitus darbus, o paskui paskutinę minutę prašysiu Viešpatie, atleisk man ir aš pakliūsiu tenai. Klausyk, tenai pragare irgi teka žmonės, kai irgi taip galvoja. Kai Jėzus juos kvietė, jie sakė, Jėzu, aš turiu rūpesčių, aš turiu darbų neužbaigtų, palauk biškį. Bet staiga jų gyvenimas nutrūko ir jie atsidūrė tenai ir kankinasi amžinai. Jie nežino, kaip išeiti iš tos vietos, nes iš tos vietos kelio nėra. Supranti, ir Jėzus sako, tau daugiau nebus duota šansų. Nes sako, kai aš kalbėjau tau, tu manęs neklausėjai. Kai aš šaukiau tau, tu užsikimšai savo ausys, kad negirdėtum. Todėl aš jums sakau, kaip sakė Jėzus, tai sestra iš Kolumbijos, pakluskite Dievo balsui. Tai, kai jis čianai kalba, jisai tą turi ir omeny. Kas čianai parašyta, tai tas ir vyks. Klausyk, tas ežeras, liepsnuojantis siera ir ugnimi, jisai iš tikrųjų yra. Ir kai mes skaitome čia vietą, ta vieta jinai plačiai atvers. Jo, ir tenai plūs tautos, todėl kad nepakluso Dievo balsui. Halleluja.